Labas, čia Imantas, esu Rožių aikštėje, kuri yra miesto centras, Liepojos simbolis. Šiandien pirmoji kelionė į Liepoją. Viskas, ką žinau, tai miestas prie jūros, pilnas istorijos, fortų ir nežinomybės. Pažiūrėsim, ką Liepoja slepia iš tiesų. Daugelį išgirdus žodį Liepoja, pirmiausia kyla mintis apie Karostos kalėjimą, fortus. Taip pat šiame vloge noriu parodyti, kad Liepoja tai ne tik šaltas betonas ir istorija šešėlį. Čia slypi visai kitokia Liepoja, spalvinga, gyva, pilna kultūros, gamtos ir architektūros, kuri stebina savo grožiu. Ekskursijos vyksta kiekvieną valandą, kai nusipirkom 2 bilietus, 2 bilietai kainuoja 16 eurų. Asmeniui 8 eurai. Šitose patalpose po kalėjimo patalpas vaikščioti vienam negalima, todėl reikia būtinai dalyvauti ekskursijos, kurios vyksta kas valandą. O už mano nugaros matote garsųjį Karostos kalėjimą. Gražus pastatas. Čia apačioj yra dar pridėta senų sovietinių torpedų, pramogų turistam. Tokie kaip guminiai botai, kas toliau juos numes. Taip pat yra tokių iš sovietmečio dalykų, primenančių Grūto parką, kaip saugojimo sovietinis tas bokštelis, karinė technika. Ir aišku, tenai toliau yra įsikūręs sovietinis bufetas, kur, manau, po visos ekskursijos paragausim po kokį sovietinį patiekalą iš sovietinių indų. Kalėjimo mūrai iškilo apie 1900 metus. Pagal pirminį sumanymą tai turėtų būti ligoninės, tačiau gydymo paslaugos šiame pastate niekada taip ir nebuvo pradėtos. Naujosius mūrus nuspręsta paversti trumpalaikių drausminių nuobaudų atlikimo vieta. 1997 metų tais metais iš kalėjimo kamerų iškeldinti paskutiniai įkalintieji. Per visus šiuos metus iš Karostos kalėjimo taip ir niekam nepavyko pabėgti. Politinių santvarkų kaita nepakeitė Karostos kalėjimo funkcijų pobūdžio. Kalėjimas išliko ta vieta, kur buvo pasmerkiami žmonių likimai ir suvaržoma jų laisvė. Čia kalėjo tiek revoliucionieriai, tiek carinės armijos jūreiviai ir puskarininkai, tiek dezertyravę vokiečių kariškiai. O Stalino laikais liaudės priešai tiek tarybinės raudonosios armijos ir Latvijos karinių pajėgų kariškiai. Taigi apie visus Karostos kalėjimo likimo vingius ir iššūkius galima sužinoti profesionalaus gido vedamoje ekskursijoje, ką mes ir šiandien padarysim. Žodžiu, anglų kalba mūsų gidas, tai mes vienu žodžiu esam iš Lietuvos 4, tai mums anglų kalba tuščios kameros, galime įsivaizduoti, kaip gyveno patalpose. Šiaip tai paprastai žmonių ar dar kažko filmuoti negalima, bet vienas tuščias patalpas aš galiu filmuoti. Tai einam su manim ir pamatysim, kaip atrodo Karostos kalėjimas. Taip pat irgi yra čia sovietinė krautuvėlė, gali nusipirkti iš po prekystalio bananų, kurių irgi deficitinė prekė, arba majonezos su žirneliais tapytas, ar vilnonių kojinių. Na, aišku, jeigu turi pinigų daug, tai jaučiu Rygos skalbimo mašiną, tą gali nusipirkti, kuri buvo kiekvienuose namuose. Žodžiu, tokia prabėgom greita ekskursija. Taip pat pirmame aukšte nebenufilmavau, va čia yra prie suvenyrų krautuvėlės, yra viešbutis, kur galima apsistoti nakvyniai. Para kainuoja apie 40 eurų, taip pat pabėgimo kambarį ir daug smagių dalykų čionai. Tai va, baigėme ekskursiją po Karostos kalėjimą, iš tikrųjų labai buvo įdomi, greit prabėgom, tai dabar būtų klaida neparagauti vietinio bufeto, tų laikų maisto. Tai aš tradiciškai užsisakiau salenką, tai yra tokia sriuba, nesu gyvenime tokios valgęs, o ir man tai užsisakė keptą tokią silkę, irgi su burokėliais, uogų gėrimas ir kaip skanu? Su svogūnais. Su svogūnais, jo. Čia yra su bulve, kepta silkė, svogūnai,
Toksai yra kaip ir varškės padažas, biški žalumynų. Kas skanaus mums 50 metų atgal. Ką degustuojam salenką. Tokia kaip šipininė sriubelė, rūkytos dešrelės gabalai, šlapenkė, agurkėliai, tokia pomidorinė. Žodžiu, ką turėjo, viską sudėjo. Turbūt visai tokia nebloga. Ir dar porą duonos. Desertui pasiėmėm, tai nėra autentiškas realiai patikalas. Desertui pasiėmėm grilintas bananas, kaip rašė, su ledais. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs norėt ledų, tai buvo galimybė pasimti ledus kaip senoviškai, tokioj pat ledainiai. Porą kušelių ledų arba, o čia yra prabangesnė versija, aišku. Tais laikais bananas buvo deficitinė prekė, tai skanaus mum. Na, o už mano nugaros garsusis Karostos vandens bokštas, kuris yra pastatytas 1905 metais. Jis geriamųjų vandeniu aprūpino visą Karostos teritoriją. Pastaroji buvo laikoma nepriklausoma ir uždara Liepojos miesto dalimi. Pagal savo paskirtį šis vandens bokštas darbavosi iki pat 1989 metų. Na, atvykau dar prie vieno įdomaus objekto, nes čia labai kontrastinga vieta. Ši Liepojos Švento Nikolajaus stačiatikių jūros cerkvė yra vaizdinė ir dvasinė Karostos dominantė, kurie ryškiai įsiskiria iš ją supančių blokinių daugiausių gyvenamųjų namų. Todėl verta čia atvykti vien dėl to kontrasto. Va štai mato tokie blokiniai namai. Ir va tokia va prabangi vidury blokinių namų įsikūrusi cerkvė. Tai čia verta ir pasidaryti nuotrauką ir turėti, nes čia, įdomi tokia Liepojos vieta. Siekiant apsaugoti karinių jūrų pajėgų bazę Liepojoj nuo galimų priešų antpuolių, 19 amžiaus pabaigoje nuspręsta pastatyti gynybinius įtvirtinimus Karostoje, Liepojos centre ir pietinėme miesto pakraštyje. Praėjus 10 metų po pastatymo 1908 metų lapkritį Liepojos gynybiniai tvirtinimai likviduoti. Buvo pripažinta, kad jų statymas buvo didelė strateginė klaida. Dalis gynybinių pabūklų demontuota ir pervežta į Lietuvą, tiksliau į Kauną, kita dalis tiesiog išlydyta. Fortifikaciniai statiniai buvo 2 kartus sprogdinami, iki šių dienų išliko tik sprogimo bangos nepaliestos artilerijos baterijos. Vienoje iš jų esu, tai numeris 1 šiauriausioje Liepojos daly, požeminiai statiniai, parakos statiniai. Šiuo metu ant fortifikacinių įtvirtinimų sienų matyti daug įvairiausių grafičių. Einam su manim ir parodysiu daugiau tų visų fortų įtvirtinimų ant Liepojos jūros kranto. Šiauriniai fortai, kaip ir visa Karuosta, tarybiniais metais buvo uždara karinė zona. Dabar senuosius labirintus ir įtvirtinimų likučius gali pamatyti absoliučiai kiekvienas. Vis dėlto lankantis fortuose būkit atsargus, nenuslyskit, nes aukštis nemažas, status Baltijos jūros krantai Karuostoje, kaip ir kai kuriuose kituose Latvijos pajūrio ruožuose, yra pakankamai pavojingi. Kranto briaunos bet kuriuo metu gali susmegti, todėl vaikščioti po fortų griuvėsiais yra šiaip griežtai draudžiama, tai turėkite tai omeny.
Perėjus visą šitą pirmą bateriją, gale yra ikoniškiausias grafitis. Turbūt nėra nei vieno puslapio, nei vieno Instagramo storio, kur nebūtų šitas grafitis. Jis realiai kaip yra simbolis visų šių portų, visos šios pirmos baterijos. Todėl prie šito nusifotografuoti būtina, nes jeigu nebuvai prie šito grafičio, reiškia nebuvai prie pirmos baterijos tos visos. Iš karto pradėjus tyrinėti senamiestį, mus pasitinka 19 amžiaus prekybos pasažas su erdviu romantišku vidiniu kiemu. Anuomet tokio stiliaus kiemai buvo populiarūs daugelėje Europoje. Europos ar daugelėje kitų Europos sostinių. Bėgant laikui šis pastatas virto viešbučiu. Dabar ten galima rasti viešbutį, biurus ir, kaip matot, parduotuvės. O po žeminiuose tuneliuose yra dailės galerija, konferencijų salės ir restoranas. Beje, Bookinge viešbučio kambaris čia kainuoja apie nuo 80 eurų parą. Taip pat einu dabar per senamiestį ir einu per vieną senesnių Liepojos gatvių 17 amžiaus Kunguiela vadinas, kur yra išlikę senoviniai mediniai pastatai. Irgi labai graži gatvė. Liepojos centre būtinai praeikit Liepų, Peldo ir Dzintarų gatves, nes čia tikras architektūrinis pasivaikščiojimas jūsų laukia. Taip pat, va, kaip matot, už mano nugaros, va šitą įspūdingą bažnyčią. Irgi. Tai akmenių grįstos gatvės, senoviniai pastatai. Vat pavyzdžiui, Peldų gatvėje yra seniausias medinių namų kompleksas, yra 17 amžiaus. Vienas irgi iš tokių variantų. Už mano nugaros žymusis Petro turgus, architekto Luiso Melvilio pagal Jugendo stiliaus standartų suprojektuotas ir 1910 metais pastatytas Petro turgaus paviljonas, laikomas vienu gražiausių šios paskirties pastatų Europoje. Iššūkio architektui būta didelio, nes paviljoną teko projektuoti vietoj senųjų kareivinių 3 bažnyčių apsuptyje. Vienos bažnyčios stogą jūs matot, tai ryčiau paviljono buvo Šventos Onos bažnyčia, vakariau Švento Juozapo katedra, o į pietus nuo jo iki pat Antrojo pasaulinio karo stovėjo sinagoga. Ji 1941 metais buvo sugriauta. Anuomet šis turgaus paviljonas išsiskyrė savo modernumu, įstiklintų stogų, aprūpinusių pastatą naują tipo apšvietimą. Apskritai, vaikščiant po Liepoją, kiekvienas užkampis, netgi netikėtas užkampis, labai gali tave nustebinti, nes atrodo nieko nėra, bet va išnyra štai tokio grožio pastatai. Senamiestis jaukus, nedidelis, bet visada nustebina savo architektūriniais pasažais. Ir betęsiant architektūrinius pasivaikščiojimus, Liepoja vis tiek stebina kontrastais. Gražu architektūriniai sprendimai ir pist sovietinė nostalgija, sovietiniai daugiabučiai. Koncertų salė Didysis Gintaras. Svajonė turėti savo koncertų salę. Liepojo gyveno
daugiau kaip 100 metų. Sprendimą, kad Liepojai reikalinga koncertų salė dar 1896 metais buvo priėmusi miesto taryba. Nu ir tik 2015 metais ši svajonė liepojiečių pagaliau išsipildė. Tais metais duris atvėrė va tokia didinga, įspūdinga koncertų salė pavadinimu Didysis gintaras. Nu, išvaizdą ir matot, kaip didžiojo gintaro atrodo. Puiki akustika, šiuolaikiška architektūra ir daugia funkciškumą teigiamai įvertino tarptautiniai ekspertai. Ši koncertų salė pelnė ne vieną tarptautinį apdovanojimą ir salės patalpos pritaikytos ne tik aukštos meninės vertės koncertams, spektakliam ar parodoms, bet ir įvairaus pobūdžio konferencijoms ir kooperatyviniams renginiams. Esu dabar prie Liepojos renginių arenos, pilna daug Latvių, arena, žaidžia krepšinį Lietuva, Latvija ir labai smagu matyti, kai aplink vieni Latvijai, aš esu vienas lietuvis ir Lietuva kol kas laimi. Linkime lietuviams sėkmės. 12 seconds later. Kaip suprantu, blogas ženklas, jeigu lietuvis ateina į pilną kiemą Latvių ir išpranašauja pergalę. O dabar tęsiant architektūrinius pasivaikščiojimus, pasivaikščiosim pro promenadą. Šiuo metu esu senojoje promenadoje, nuo tramvajaus tilto iki jūros buvo uždara militaristinė zona. Dabartinis jos gyvenimo pulsas yra visiškai pasikeitęs. Tai vieta, kur neskubius pasivaikščiojimus keičia aktyvus naktinis gyvenimas, o rokenrolo šurmulį keičia pramonės garsai kitapus kanalo. Nuo promenados atsiveria puikiai miesto panorama, Liepojos koncertų salė, prekybos kanalas, jachtų prieplauka, laivai, uosto darbuotojų siluetai, kuriuos karts nuo karto pamatau. Uosto promenadą puošia gintarinis laikrodis, sukonstruotas iš daugybės liepojiečių suneštų gintaro gabalėlių. O netoliese matyti ir miniatiūrinis promenados maketas, suteikiantis galimybę pasižiūrėti šią teritoriją iš paukščio skrydžio ir detaliau panagrinėti tenykščių pastatų kontūrus. Pirmos dienos pabaiga iš Liepojos, jau temsta. Esu ant garsiojo prekybos kanalo. Radau vieną tokį padarytą raudoną tašką, ant kurio užlipus gali pasidaryti vadinamą selfie asmenukę. Tai aišku, aš stoviu ant jo, pasidariau ir atsiveria pati gražiausia Liepojos promenada. Tai šiam kartui tiek ir susitiksim kitą rytą. Kitą rytą dar laukia keletą objektų, kuriuos čia privalau pamatyti. Tai iki rytojus ate. Labas rytas, draugai, sveikinuosi antrą dieną iš Liepojos. Tai iš tikrųjų čia nėra šitam viešbučiui švediško stalo, tačiau atnešė mum dviem, kas, sakyčiau, yra pakankamai labai nebloga porcija. Kaina 10 eurų asmeniui ir štai ką gavom už 10 eurų. Štai va toks va stalas, viskas ko reikia realiai, blinai, kiaušinienė, dešrelės, duonas, sviestas, daržovės, kumpis, sūris. Nu ir dar įsidėjau į taustą 2 skrebučius, tik aišku greitai iššoka, pasiskrudina visai neblogai. Nu, gal dar kartą įdedam. Tai va, taustai, gėrimai, kava, super. Kaip sakyčiau, už 10 eurų neblogai. Skanaus man ir skanaus valgantiem ar pusryčiaujantiem. Na va, aš jau savo viešbučio kambaryje ir ką aš galiu pasakyti. Radau Liepojoj tokį viešbutį, Sport Hotel vadinasi, iš tikrųjų jis ten rašo 3 žvaigždučių, bet iš tikrųjų kaina yra labai gera. Nes kai kur už tokią kainą gautum hostelio lovą, bendrą tūliką su vonia, o čia, įsivaizduokit, dviem žmonėm privatus viešbučio kambarys su vonia, tualetu kainuoja nuo 25 eurų para. Kosmosas. Tai aš vis tiek įmiau geresnį, kad būtų didžiulis toks kambarys, dvigulė lova,
Dvigulė lova, televizorius, spinta, sofa, atsisėdimui staliukas, stalas, mini šaldytuvas. Nu va, kaip matot, toksai va kambarys. Ir aišku, čia yra vonios kambarys. Tai įsivaizduokit, para 2 asmenim čia kainuoja 32 eurai. Kosmosas, ane? Tai geriau Liepojoj negausit. Aišku, jeigu norit gyventi Liepojoj centre, tai pagal bookingo apžvalgas gali gauti nuo 80 eurų parą 2 žmonėm, kas irgi sąlyginai yra nebrangu. Tai para žmogui 40 pačiam miesto centre, tai pakankamai normalios ir geros kainos. Tai va, antra diena tokia apžvalga šito viešbučio kambario. Tai kiekvienam iš jūsų rekomenduoju, jeigu būsit Liepojoj, tikrai galima čia užsisakyti kambarį ir gyventi. Tai, žodžiu, rekomenduoju. Na ką, o dar šiandien turiu nusimatęs keletą objektų, kurių vakar neapžvelgiau. Tai bus kaip ir viskas iš Liepojos. Tai sakau, prisižymėjau, vakar irgi daugą apvaikščiam, pamatėm. Tai šiandien dar porą įdomesnių vertų dėmesio ir objektų, kuriuos verta pamatyti Liepojoj. Tai va, ir po akimirkos dabar atsidursim jau Liepojoj prie tų objektų. Šiandien, manau, puikia proga susipažinti su Latvijos muzikantais. Liepojoje yra tokia Latvijos muzikantų šlovės alėja. Ir kas gražiausia, prieš pat įėjimą pasitinka mane tokie milžiniški padaryti būgnai, kurie irgi padaryti taip, kad galėtum dar ir taktą ritmą pamuštva. Ir yra ir lėkštės. Na, aišku, nelabai skamba, Čia daugiau yra tik tai skulptūra, bet vis tiek gražu. Tai yra kaip įėjimas į pačią tą šlovės alėją. Nelabai iš tikrųjų žinau tų Latvijos muzikantų, bet pasižiūrėsim, kokie jie buvo ir palyginsim jų delno anspaudus, nes ten yra įspausti jų delnai ir gali palyginti, pasižiūrėti. Kažką panašaus mes turim Nidoje, tai galėsim pasižiūrėti kitokią muzikantų versiją Liepojoj. Na štai va ir prasideda Latvijos muzikos šlovės kaip ir takas. Čia ant kiekvieno tai yra muzikos grupių pavadinimai, kas sudarė narius, visai išraižyti. Edvards, pavyzdžiui, Rosenstrausas yra 1892. Ir jo ženklas jis pats. Va, gali pasimatuoti, pavyzdžiui, rankos delno antspaudą su Austra pumpurė. Nu va, Austros realiai ranka kaip mano dydžio. Tai vat, komplimentas man, nes mano ranka yra kaip Austros. Edgars, Liepinš, Alnis, Lokis irgi galit pažiūrėti, kokie delnai buvo. Tai vat, vienintelis delnas, kuris man antiko, tai anos moters. Romanovska. Aišku, aš asmeniškai mums čia lietuviam nieko nereiškia, nes mes jų visiškai nežinom. Nes bent jau asmeniškai nei vienu nesu girdėjęs. Tai yra kaip Latvijos šlovės. Žemi Latvijos muzikantų alėja atveda iki Vaiduoklių medžio. Va čia, tai dedikacija legendiniai Latvių roko grupei Lyvi. Jis sovietmečiu įkūnijo Latvijos pasaulėžiūrą ir tą visą dvasią. Kultūrinį dvasinį šio kolektyvo indėlį įamžinantį 6 metrų aukščio medis padarytas iš daugiau kaip 4000 metalinių stripelių. O po memorialu ant grindinio yra iškalti populiariausi Lyvi dainų pavadinimai. Tarp medžio šakų pačių akilesni netruks pastebėti 5 muzikos instrumentų kontūrus, o ant pačio kamieno anapilin iškeliavusių grupės narių vardus.
Stabtelti taip pat ir pasėdėti galima ant gitaros grifo formos soliuko. Ir paspaudus mygtuką, kurį galima čia pamatyti, gali pasiklausyti Livy populiariausių dainų. O tamsioji paros metu vaiduoklių medį apšviečia įvairios šviesos, kurios mirksi taip pagal Livy visą tą melodiją. Paklausom. Na va, tęsiam architektūrinius pasivaikščiojimus. Antros dienos rytą esu dar vienoj gražioj vietoj, kurią irgi, jeigu būsit Liepojoj, būtina aplankyti yra Peldų iela. Labai daug medinių namų, visi labai gražus, labai mediniai raštai, išraižyti. Toks kažkiek primena tokį jūrmalo stilių, jeigu esat buvę, kai visi namai yra tokie su mediniais raižiniais, daug medinių namų. Toks jausmas, kad eičiau Jūrmalos gatve. Pavyzdžiui, jeigu matot už mano nugaros, arba va čia dar vienas toksai įdomesnis gražus medinukas. Ir kiekvienas su raižiniais, kiekvienas su istorija. Tai va, tai čia irgi yra lankytina vieta. Tai va, ir būtinai reikia praeiti šitą gatvę. Taip pat mano minėta Liepų iela, kuri yra labai gera architektūriniams pasivaikščiojimams, nes joje yra labai gražių medinukų, medinių pastatų, kurie buvo gan populiarūs ir statyti XIX amžiaus. Vieni prabangesni, kiti paprastesni. Šiaip į tokius medinius visoje Liepojoje yra gan populiaru, nes XIX amžiuje buvo populiarus tarp darbininkų. Todėl Liepojoje tiek centre pilna su gražiais pastatais ir tokių medinių, paprastesnių medinių, nes jie buvo populiarus tarp darbininkų. Paskutiniai pastatų viražai Liepojoje. Daug medinių pastatų, senų barakų, tarp jų įsipaišė naujos statybos pastatai. Tai toks kontrastų miestas. Čia medinis barakas, čia naujos statybos kyla. Liepojos paplūdimiai tai yra dar viena vieta, kur mėgsta lietuviai. Nes jeigu Palangoj paplūdimiai nėra tokie dideli, žmogus prie žmogaus guli,
subinė prie subinės, kaip sakant, tai Liepojos paplūdimiuose tikrai to nebus, nes labai platus dideli paplūdimiai, čia absoliučiai kiekvienas turės didelę erdvę, tai tuo ir žavu, kad jeigu tu nori pabėgti nuo žmonių, tai geriausias variantas būtų Liepojos paplūdimiai. Pasižiūrėkit, kokio platumo. Kokio platumo vien smėlis. Vien iki kopų yra kokie 200 metrų. O ką jau kalbėt, visą paplūdimį, visą teritoriją, kilometrus laisvo smėlio. Aišku, taip pat, kadangi tiek daug, tai yra persirengimo kabinos, tualetai. Žodžiu, čia yra vieta, kurie žmonės nori pailsėti, bet turėti didelę erdvę savo. Ir atsargiai vaikščiokit po Liepojos paplūdimį, nes galit sutikti krokodilą, kuris jums įkas į koją. Atsargiai. Taip pat gražių kažkas statė smėlio skulptūrų. Gražiai padaryta, kaip šedevras. Pavyzdžiui, ant šitos smėlio skulptūros yra pavaizduotas Liepojos himno visi personažai. Ta garsioji skulptūra esanti Liepojai. Va čia ant laidų, ant skulptūros šiaip yra parašyti himno žodžiai. Jeigu po Liepoją vaikščiosit, atkreipkite dėmesį. Tai vat irgi Na va, ir kitoj pusėj irgi lyg ir tupinti žmogus be veido. Irgi jau apgriauta, aptrupėjusi skulptūra. Čiagi gal atspėsit iš formos ir langų. Čia iš tikrųjų yra gintaro rūmai. Čia yra gintaro rūmai. Va. Irgi Latvijos vienas lankytiniausių objektų, kuriuo liepojiečiai didžiuojasi. Ir iš tikrųjų dabar ant Liepojos smėlio iš skulptūrų padaryta toks kaip kvizas, ką mes matėm. Ir galim jau dabar įvardinti drąsiai, kas tai per objektas. Iš tikrųjų, ilgai net nesudvėjojau, tai Liepojos universitetas, kurį prieš tai filmavau. Aišku, jau apgriautas, bet jau galima įžiūrėti tam tikrus kontūrus, panašumus. Po lankytinų objektų Liepojoje telefonų nuotrauko galerijoje privalo atsirasti asmenukė su paplūdimyje tviskančių Liepojos miesto ženklų. Jeigu tau šis mano video apie Liepoją patiko, paspausk like, prenumeruoti ir parašyk komentarą. O gal pats buvai Liepojoje ir radai kažką, ko aš neparodžiau? Tai iki kitų kelionių, čia buvo Eimantas. Dar radau vieną lankytiną tokį objektą, jis matosi, nėra labai turistinis. Reikia per miškus praeiti, privažiuoti su mašina, neprivažiuosi. Tokia ekstremalesnė vieta. Grunvaldo bunkeris, ar kaip čia vadinas, Grunvaldi bunkerį. Nu, latvių kalba. Va, įdomu, per miškus prieisim, pasižiūrėsim, kas čia. Objektas, aišku, grafičiais kaip visur apipaišyta. Ar į patį vidų galima patekti ar ne. Nu, toks įspūdingas aukštas statinys, bet matosi, jis atliko kaip ir tokią žvalgybinę funkciją. Tai jeigu prieš išvykstant į Jūrmalą, kaip tak paskutinis, kaip sakant, bunkerių štrichas, kuris primintų, kad buvote Liepojoje, kad pilna tų fortifikuotų įtvirtinimų, kaip paskutinis, kaip sakant, reikalas. Na tai va, štai ir prie jo atvykom. Toks įspūdingas statinys, gal ir čia ir kokio automatas buvo įdėtas šaudė, bet pagrindė, manau, žvalgybinis toks kaip bokštelis, kur jau buvo galima viską. Iš jo labai gerai matyti jūrą. Likusi tik betono krūva, realiai
Nieko čia labai. Viskas nupjaustyta, į viršų neužlips ir vien dėl saugumo, tai va. Viskas, kas matosi viduj. Nėra jokių užsikabinimų, užlipimų. Matosi seniau, čia buvo dar ir metalinės kopėčias, nes grafičiai visi iki pat viršaus aprašinėti. Tai greičiausiai seniau buvo, dar galima patekti, bet dėl saugumo, dėl žmonių lipimo į viršų buvo viskas panaikinta. Kuo mažiau aukų turbūt. Nu va, matos ir čia buvo gal dar vienas panašus bokštas. Dar irgi viena tokia gili duobė. Aišku, dėl saugumo ir užlipom, nes čia yra irgi požeminiai dar bunkeriai visokie. Va, štai taip jis ir atrodo. Tai prieš išvykstant iš Liepojos link Klaipėdos dar aplankykit šitą. Va, dabar su Liepoja tikrai atsisveikinam ir kaip šis simbolis sakom Liepojai ate.